Nacionalinės premijos laureatas Kornelijus Platelis visuomenės dėmesiui pristato naujausią savo knygą "Ir mes praeiname". Tai esė apie poeziją, pokalbiai, pasisakymai įvairiose diskusijose, straipsniai rašyti anglų kalba ir kalbos tarptautinėse konferencijose. Pačiam rašytojui įsimintinas skyrius pokalbiai ir pasvarstymai, kuriame aprašyti pašnekesiai su Nobelio premijos laureatu bei užsienio bestsellerių autoriais. Vienas įsimintiniausių turbūt buvo susitikimų su Nobelio premijos laureatu Seamus Heaney. Jis kaip tik pasirodė jo eilėraščių knyga versta į lietuvių kalbą. Aš pas ją ir verčiau ir jis vieno poezijos pavasario metu atvyko į Lietuvą ir buvo Vilniaus rotušėj pristatoma ta knyga ir iš tikrųjų tas susitikimas buvo labai įdomus. Žinoma, tie atsiminimai apie Nijolę Miliauskaitę, su kuria teko labai ilgai bendrauti gyvenant Druskininkuose, Vytautą Bložę, Sigitą Gedą, su kuriuo taip pat nemažai bendraudavo, Antaną Dambrauską, vertėją. Stengiuosi savo tų tekstų nepritaikyti kokiai nors skaitytojų grupiai, bet manau, kad ji bus įdomi visiems skaitytojams, kurie tą knygą skaitys.